Kretingos rajone Rūdaičiuose oficialiai atidarytas didžiausias Baltijos šalyse vėjų elektrinių parkas. Bendrovei Vėjų Spektras priklausančiame parke veikia 15 vėjų elektrinių, kurių bendras galingumas siekia 30 MW. O per metus čia planuojama pagaminti apie 75 milijonus kWh elektros energijos. Iš viso į vėjų elektrinių parką bendrovė Vėjų Spektras investavo per 130 milijonų litų. Visa tai jau buvo, visa tai jau yra istorija. Kad ir kiek gerų žodžių sakytume apie vėjo jėgaines, aistros dėl jų vis dar netyla. Vis dar ginčijasi žmonės dėl jėgainių naudos ir jų daromos žalos. Tačiau įdomus dalykas. Apie vėjo jėgainių žalą kalbama tik tai bendruomenės susirinkimuose. Na, o kiek mes patys bandėme surasti žmonių ir patikėkite, tikrai jų ieškojome, kurie būtų nepatenkinti vėjo jėgainėmis, kažkodėl neradome. Patys pažiūrėkite ir paklausykite, ką kalba žmonės gyvenantis visai netoliese vėjo jėgainių. Labai keista, kad lietuviai susigrąžina žemę tik tais tam, kad ją paskui parduoti. Ir kenčia jų privatus interesas, kad jie nebegali gerai jos parduoti šitos žemės, kadangi kaina krenta, nes būsimi pirkėjai neva bijo būsimų šitų malūnų ir jie netgi motyvuoja to, kad o jeigu malūnai nugrius. Nors iš tikrųjų aš žiūriu ir tas kanalus, ir tas televizijas, kur dokumentika apie visus baisius dalykus, tačiau kad vėjo malūnas nugriūtų, tikrai nemačiau. Ir jų argumentai yra labai silpni ir nepagristi ir man tai kelia juoką ir netgi pasipiktinimą. Aš ir sakiau, kad jeigu čia būtų ruošiamas statyti atominę elektrinę, tai iš tikrųjų tai keltų susirūpinimą. Tačiau vėjo jėgainės nekelia susirūpinimo ir mes labai džiaugiamės ir grįždami namo visą laiką susiskaičiuojam visą savo 16 vėjo jėgainių ir labai būna liūdna, jeigu kuri viena nors nesisuka iš jų. Iškiai mažiau elektros. Yra prognozuojama, kad ateityje vėjo jėgainių parkas turėtų dar plėstis. Ką norėtumėte palinkėti vėjo jėgainių statytojams ir tos ekologiškos energijos kūrėjams? Tiesiog nebijoti, aš manau, kad ir plėstis, nes mūsų kraštas, mūsų vietovė labai garsėja dideliais vėjais, kitą kartą jie tikrai mumis čia taip pasiaubė ir aš manau, kad reikia išnaudoti, visgi einam į tą kitą technologijų amžių, tiesiog, kad reikia išnaudoti vėją, saulę, vandenį. Vandens mes netaip gausiai turim, saulės taip pat nelabai, o jau vėjo tai turim pakankamai ir aš manau, kad nieko čia nėra baisaus. Ir netgi ir užsienį teko matyti šitos vėjo jėgainių laukus ir jie neišgąsdino. Paprasčiausiai toks nesantaikos tas taškas yra tos jėgainės, nors jos turės būti vis tiek, bet kokiu atveju čia, nes pagal Europos tos reikalavimus, kiek žinau, yra prerogatyva tokia, kad reikia kuo daugiau tų jėgainių, kad būtų, kad pakeistų alternatyviai tą elektros energiją, vietoj atominės elektrinės, kurią uždarys, kažkada turės būti jos ir kuo daugiau, tuo geriau turbūt ir lietuviams, ir mums čia kaime. O man tai jos asmeniškai netrukdo, aš iš to neturiu nei naudos savo asmeniškai. Man galbūt ir gražiau, taip moderniškiau atrodo kaimas apsuptas to vėjo jėgainių, arti jūros. Išėjęs ryto pasižiūriu, kokią vėjo kryptis parodo vėjo jėgainė. Iš kur vėjas pučia, žinau, tą dieną, tą rytą. O šiaip tai jos netrukdo ir tas karas, arba nesantaika, jinai gal turi gilesnės šaknis, aš į jas nesigilinu, man tai jos netrukdo. Vėjo jėgainės turi būti čia, jie turės būti.
Aš manau, kad jūs puikiai suprantat, kad netrukdo. Šunys gal labiau trukdo su savo lojimais ir skalimais negu tie malūnai. O šiaip esu giliai įsitikinęs, kad jų net daugiau reikia negu yra ir čia mūsų visų labui, visos Lietuvos labui. Senai, manau, mokslininkai jau paskaičiavo, kad jie apsimoka ir čia neišnaudot vėją, manau, kad yra net nuostolis atvirkščiai. Aš manau, kad čia daugiau psichologinis nusiteikimas negu tas poveikis. Taip, man vienas syk teko girdėti tą šniokštimą tokį, bet tai buvo vienas syk ir aš nepasakyčiau, kad jisai kažkoks įkyrus. Žmonės, kurie gyvena judriose gatvėse, pakelia turbūt didesnį triukšmą negu tas šniokštimas, kuris tikrai ne kiekvieną kartą girdisi. Aš sakyčiau, net išimtinai girdisi. Mano toks įspūdis, aš negarantuoju, aš absoliutai. Vėjo jėgainių poveikį aplinkai įvairiais aspektais tyrė Vilniaus Gedimino technikos universiteto specialistai ir dar kelios tarnybos pasamdytos aplinkos bei sveikatos apsaugos ministerijai. Mokslininkai tyrė triukšmą, šešėlius, atspindžius ir nebuvo nustatyta nieko, dėl ko elektrinės negali stovėti. Jeigu aukščiau išvardintos institucijos būtų atradusius kokius nors trūkumus, vėjo jėgainių statyba dar pradinėje stadijoje būtų sustabdyta. Dabar viskas yra teisėta. Na, kaip liaudyje įprasta sakyti, popieriuje viskas yra teisinga. Tačiau visiškai prastos nuomonės apie vėjo jėgainių parkus pajūrio zonoje yra nekilnojamo turto agentūros. Agentūrų vadovų kaip verslininkų požiūrių žemė pajūrio zonoje bene pati brangiausia Lietuvoje, o vėjo jėgainės ją verčia kone niekinė. Kiekviena smulkmena šiuose kraštuose keičia žemės kainą, kuri gali svyruoti nuo 5000 už hektarą iki 4000 litų už arą. 200 000 litų vertės sklypas vien dėl tokio malūno kaiminystės gali nuvertėti net iki 30 000. O jeigu dar dalis tos sklypo patenka į jėgainės apsaugos zoną, tokios žemės nenorės tikrai niekas. Taigi visas šis karas kyla ne dėl ko nors kito, o dėl žemės sklypų kainos. Galima tikėtis, kad tas karas dar tęsis ir toliau. Tačiau pakalbėkime apie kitus dalykus ir apie kitą Lietuvos regioną. Bet apie visą tai po reklamos. Kaip ir sakiau, po reklamos pakalbėsime apie kitą Lietuvos regioną. Smalininkai. Šio miestelio bendruomenė pareiškė norą savo reikmėms pasistatyti vėjo jėgainių. Mielos ponios, sakykite, kaip jums sekasi įgyvendinti tą idėją ir apskritai, kas yra jos autorius? Idėjos autorius Jolanta sėdi šalia manęs. Iš tikrųjų, tai jinai idėjos autorius ir pradžia buvo tokia, kad šiaip kaip Jolanta pati pasakojo, tai kad Jolanta, gal tu papasakojo savo tėtį. Kažkaip mes su tėčiu visą laiką svajojom, kad savo reikėtų pasistatyti vėjo jėgainę prie namų, nes tai labai gražu ir vis tiek tai yra atsinaujinanti energija, kuri neteršia gamtos ir nekenkia žmonėm. Ir mes taip įsivaizdavom, kad mes pasistatysim savo. Bet kai pradėjau domėtis ir ieškotis
kaip tai padaryti, paaiškėjo, kad tai pakankamai brangu ir savo neįmanoma. Per brangiai kainuoja. Tiesiog turi turėti iš kažkur pajamų arba imti banko paskolas, o kažkaip nesiryžom to daryti. Ir galvoju, ta idėja numirs, taip ir nieko nepadarysim. O paskui kažkaip mažųjų projektų programa paskelbė konkursą atsinaujinančios energijos šaltinių ir pasiūliau bendruomeniai, kad sakau, pabandykim šitą idėją, juk mes galėtumėm gauti pinigų ir iš tų pinigų susitvarkyti savo miestelį. Ir kažkaip susirinko bendruomenės taryba, dabar buvo labai mažai laiko likę, ten porą savaičių tik tai. Taryba susirinko, ten labai staigiai viską padarėm, visi sako, pabandykim, o jeigu pavyks ir jeigu mes gausim iš tikrųjų tas pajamas, kurias mes galėsim paskui savo panaudoti, savo miestelį susitvarkyti, nes kitas tai mums niekas to neduos ir mes iš nieko to nesutvarkysim. O kiek vyksta susirinkimai miestelį, visą laiką žmonės skundžiasi. Gatvės neapšviestos, šaligatvių nėra kur išleisti vaikų, nėra ką veikti, visiems blogai. O niekas Iš esmės, dar norėčiau Jolantą papildyti, kadangi mes ir padarėm apklausą iš tikrųjų gyventojų apie tai, ką jie mano apie sakykime, tos infrastruktūros gerinimą ir ar to reikia, ar jiem trukdo, kad miestelis neapšviestas. Ir rezultatai buvo stebinantis, iš tikrųjų žmonės labai susirūpinę buvo savo saugumu ir savo gyvenimo kokybę, iš tikrųjų. Tai va, ir dar tas postūmis buvo visai nemažas mums imtis to projekto. Nors šiaip tai idėja pati, kaip mes pradinį variantą jinai pateikė, tai mes visi tokie truputėlį buvom priblokšti ir sakėm, iš fantastikos serialo, bet pabandom. Dabar vyksta projektavimo darbai, tai būtent mes esam gavę visus sutikimus ir vyksta projektavimo darbai. Tai yra suderinta su savo organizacijom, su aplinkiniais sklypais suderinta. Aplinkiniais gyventojais. Ir dabar jau projektavimo stadijoje pasirašę esam sutartis, turime žmonės, kurie tiekia vėjo jėgainę, yra žmonės, kurie projektuoja ir turim konsultantus ir esam pažengę pakankamai toli, turim banką, kuris mus finansuoja. Smalininkose taip pat yra, sakykime, mes turime žmonių, kurie yra opozicija. Bet tokių žmonių yra vienetai, bet manau, kad negali būti visi vienos nuomonės. Ir antra vertus, tie, kurie nesutinka ir tie, kurie truputį mumis abejoja, jie mums, kaip pasakyti, sujudina kraują ir duoda stimulą, kad daryti viską, kad išeitų labai gerai. Šioms energingoms ponioms ir visai Smalininkų bendruomeniai belieka palinkėti sėkmės ir tikimės, kad jų projektas bus įvykdytas sėkmingai ir skeptikai liks maloniai nustebinti. O dabar pakalbinkime dar vieną žmogų Kaune. Nevyriausybinės organizacijos Atgaja, kuri dirba atsinaujinančios energijos propagavimo srityje, pirmininkas ponas Saulius Pikšrys. Vėjo jėgainių tai bijoti tikrai nereikia. Tai yra pažangiausios technologijos, tai yra tai, kas yra ateities energetika, nes, kaip žinia, organinio kuro kainos kyla ir pasiekia, reiškia, taip vadinamą piką, kai visų išieškotų, išvalgytų išteklių išsemta daugiau kaip pusė, tai jau reikia naudoti atitinkamą energiją, kad kitą pusę paimti. Ir nuo šito piko verčiasi lūžis, reiškia, kainos labai smarkiai šoka į viršų. Ir iš vis organinio kuro ištekliai yra išsenkami ir mes turėtumėm būti atsakingi, kad jo liktų ateinančioms kartoms. Taigi, kas yra šiandien dabar paskutinis technikos žodis, tai yra atsinaujinanti energetika, tai yra vėjas, tai yra saulė, tai yra kietoji biomasė deginama kombinuoto ciklo elektrinėse, tai yra geoterminė energija, ir kitos atsinaujinančios energijos rūšys. Ir iš tikrųjų tai žmonės
reiškia, visuomenė yra įsisloksniavus, kaip ir visur, ir, reiškia, žmonės, galima sakyti, pasidalinę į tokias dvi stovyklas. Vieni supranta, suvokia šitą visą prasme atsinaujinančios energetikos plėtros ir yra už. Ir iš tikrųjų daugumos apklausos rodo ES daugumai valstybių, maždaug apie 80% respondentų apklaustųjų yra už atsinaujinančios energetikos plėtrą. Kiti yra prieš ir, reiškia, tie, kas yra prieš, paprastai iš savo analizės darytos, reiškia, mes sekam tą padėtį, galiu daryti tokias dvi išvadas, kad, reiškia, pirmas prieš yra dėl to tokia objektyvi priežastis, kad žmonės tiesiog nežino, kas tai yra, prisiklausę visokių baimių, visokių baubų, visokių fobijų ir tai yra vienaip ar kitaip suprantama. Kita dalis, reiškia, yra prieš dėl to, kad turi atitinkamų ekonominių interesų. Ir čia jau, sakyčiau, ne visai objektyvus faktorius. Jeigu tie, kas nežino prieš, tai be abejonės tokiu švietimu galima tos žmonės vienaip ar kitaip įtikinti, palenkti į savo pusę ar bent jau nuimti tų baimių, kurių jie savyje turi. Tačiau tie, kas yra prieš dėl ekonominių interesų, tai čia jau šiek tiek kitaip. Jie gan dažnai ir žino, kas tai yra ir kad tai iš tikrųjų nekenkia, bet dėl to, kad, reiškia, turi kažkokį gabalėlį žemės ir nori tą žemę, sakykime, brangiai parduoti, reiškia, tenai ypatingai pajūrio zonoje, individualių namų statybai, įsivaizduoja, kad tai turi būti brangu, bet visiškai nesuvokia turbūt, kad tai yra susijęs su bendruoju planu, kad tos teritorijos turi būti numatytos, reiškia, gyvenamai statybai ir kad žemės ūkio paskirties žemę netaip paprasta paversti žemę gyvenamai statybai, reiškia, pakeisti jos paskirtį. Bet vis tiek, reiškia, turi tokį norą kažką tai prastumt, padaryti ir dėl to, reiškia, baiminasi tokios kaiminystės vėjo jėgainių, dėl ko galvoja, kad, reiškia, tos sklypo ar ten kažkokios žemės ar kažkokios teritorijos kaina gali kristi. Ir kas yra blogiausiai, kad tie žmonės mėgina šitą pramušinėti, reiškia, priversdami dirbti kitos valstybinės įstaigas, ta prasme ieško kažkokiu tai kabliukų, ne va tai kenkia sveikatai, ne va tai, reiškia, darko aplinką, ne va tai meta kažkokius tai šešėlius. Iš tikrųjų, reiškia, analizė tokios, sakykime, vėjo energetikos plėtros senose ES valstybėse rodo, kad, reiškia, modernios vėjo jėgainės, sakykime, 2 megavatų galingumo ir atstumu, reiškia, kokiu 300 metrų nuo jos, esant pakankamai stipriam vėjo greičiui, sakykime, virš 10 metrų per sekundę, skleidžia garso stiprumą maždaug 45 decibelų, kas yra, reiškia, lygis, sakykime, virtuvės šaldytuvo, reiškia, garsas. Arba, reiškia, netgi normos vakarų valstybėse miegamosiose yra maždaug apie 40-45 decibelai. Tai yra foninio triukšmo lygis. Reiškia, o atitinkamai toliau nuo tos turbinos arba netgi nuo vėjo turbinų parko, be abejonės, kad, reiškia, ta triukšmo lygis dar labiau mažėja. Ir kad darytų kažkokią tai įtaką, reiškia, ženklę žmonėm gyvenantiems, sakykime, 800 metrų nuo vėjo elektrinių, tikrai negalėčiau teikti, kad tai galėtų. Gal tai yra daugiau psichologinis diskomfortas, kad, reiškia, yra kažkoks tai pramoninis energetinis objektas, reiškia, šalia jų. Bet iš tikrųjų, reiškia, darytais tyrimais yra įrodyta ir, reiškia, įtikinta, kad tai iš tikrųjų dėl garso jokio poveikio nedaro, o, sakykime, dėl šešėliavimo, tai yra tam techninių priemonių, kad, reiškia, jeigu papuola gyvenamasis namas į tą šešėliavimo zoną kažkuriuo tai metu, tai tuo metu, reiškia, ten atitinkamam blokuotėm galima tą sparnuotės, reiškia, sukimąsi sustabdyti, kol saulė pasisuks ir, reiškia, jau nebe papuls tas namas į šešėliavimo zoną. Kalbant apie, reiškia, kitus faktorius, tokius kaip infragarsas ar ten ultragarsas, tai yra visiškas absurdas, nes gamintojai, reiškia, modernus gamintojai kaip Enerkonas, Vestas, reiškia, ir kitos užsienio firmos, jie išleidžia sertifikuotus produktus, sertifikuotus pagal ES standartus. Ir ten iš tikrųjų yra viskas išmatuota, išbandyta, reiškia, ir netgi įrenginio pase, reiškia, visi tie duomenys surašyti. Tai, reiškia, taigi, aš manyčiau, kad, reiškia, šitą
tiek vėjo, tiek kitos atsinaujinančios energetikos plėtra Lietuvoje turėtų ženkliai sparčiau vystytis, negu kad yra dabar. Bet dėja, reiškia, per tokius žmonės, kurie savo ekonominius interesus mėgina spręsti, reiškia, tokiu būdu, ieškodami kažkokio tai poveikio, reiškia, ne tai kenkia jų sveikatai, tiesiog, reiškia, tuos plėtros tempus po truputį stabdo. Aišku, yra ir kitų priežasčių, dėl kurių, reiškia, ta plėtra nėra tokia, kaip norėtųsi, tame tarpe, reiškia, ir valstybinių institucijų ne visiškai toksai geras dėmesys šitai energetikos ryčiai. Ir, reiškia, tiesiog galima lyginti, sakykime, Lietuvą su kitom panašiom ES senbuvėm, sakykime, kaip Danija. Tai yra šalis ploto mažesnė už Lietuvą, reiškia, Danija yra kažkur tai apie 43 000 kvadratinių metrų teritorija, Lietuva, reiškia, yra 65. Ir atitinkamai, reiškia, Danijoje yra daugiau gyventojų ir, reiškia, tas gyventojų skaičius ploto vienete yra ženkliai didesnis, tas gyventojų intensyvumas. Reiškia, jeigu Lietuvoje yra kažkur tai apie 53-55 gyventojai kvadratinį kilometrą, tai Danijoje beveik trigubai daugiau, apie 150. Ir, reiškia, Danijoje šitų vėjo elektrinių yra pristatyta, reiškia, kad jie sugeba pasidengti apie 35% viso elektros energijos poreikio. Tai praktiškai, kaip žinom, Danija tai yra pagrindė salos, kur, reiškia, nėra vietos daugiau kaip 50 km nutolusios nuo jūros. Taigi, reiškia, ten ne tik kažkur tai pajūry, bet, reiškia, tiesiog, reiškia, tų salų vidury yra pristatyta, reiškia, tų vėjo jėgainių ir šalia, reiškia, gyvenviečių ir, reiškia, vėjo jėgainių parkų. Ir vis tiek, reiškia, pagal statistiką 88% Danijos gyventojų yra už atominės energetikos vystymąsi, reiškia, ir norėtų, kad ta plėtra vyktų ir toliau. Taigi, Lietuvoje iš tikrųjų, reiškia, tos baimės yra tikrai nekylančios iš kažkokių objektyvių priežasčių, o tikrai, reiškia, dauguma žmonių, kurie priešinasi šitai pažangiai technologijai, tiesiog mėgina spręsti savo kažkokius tai ekonominius interesus, visiškai negalvodami, kad tai yra investicijos ateinančios į šalį, kad tai ateinančios modernios technologijos į šalį, kad tai kūriamos darbo vietos, kad pagaliau ta pati savivaldybė iš verslo gauna pajamas ir gali tom pajamom užtikrinti geresnį tų pačių gyventojų gerbūvį. Be to, kiek man yra žinoma, verslas pajūrio zonai, sakykime, Kretingos rajone, tikrai geranoriškai žiūri, reiškia, į gyventojų poreikius ir iš tikrųjų linkęs padėti ir sutvarkyti kažkokią tai gyvenamą infrastruktūrą. Tik tiesiog reikia ne protesto kalba su jais šnekėti, o ieškoti bendrų interesų, bendrų sąlyčio taškų. Štai tokia yra specialisto nuomonė. Ginčiai dėl vėjo jėgainių greičiausiai dar nerims, na, o Smalininkų bendruomenė jau artimiausių laikų pradės statyti savo vėjo jėgainę. Iki susitikimo kitoje laidoje.